Dūmtraukių sistemą montuoti reikia ant idealiai gulščiukų išlyginto tvirto pagrindo. Po sumontuoto pirmojo betoninio blokelio montuojami antras ir trečias betoniniai blokeliai, kurie skirti oro paėmimo grotelėms ir valymo durelėms. Reikiamos išpjovos dydis nurodytas komplektuojamoje montavimo instrukcijoje. Jei iš anksto nežinote prijungiamo trišakio aukščio, ketvirtajame betoninėme blokelėje siūlome padaryti 8 cm dydžio išpjovą. Betoninio blokelio kraštus kruopščiai užtepkite cemento skiediniu. Stenkitės, kad cemento skiedinys nepatektų į dūmtraukio sistemos vidų. Gulščiuko pagalba patikrinkite dūmtraukio sistemos horizontalumą bei pašalinkite cemento skiedinio likučius. Po trečiojo betoninio bloko montažo montuojamas kondensato surinkėjas su išvedama žarna. Ruošiant hermetiką toną Schornstein Kit, itin svarbu laikytis proporcijų. 6 dalys miltelių yra maišomos su 1 dalimi vandens. Hermetiku užpildykite polietileninį paketą švirkštą. Storų sluoksnių tepkite hermetiką ant montuojamo paviršiaus. Montuojant izoliacinius demblius sutrumpinkite juos taip, kaip pavaizduota. Atsargiai statykite valymui skirtą trišakį elementą į movą. Išspaustus hermetiko likučius kruopščiai nuvalykite su kempine. Užtepkite cemento skiedinio ir sumontuokite ketvirtąjį betoninį bloką su išpjauta 8 cm kiauryme. Visuomet kruopščiai tikrinkite betoninių blokelių horizontalumą ir vertikalumą. Trišakio prijungimui tokiu pačiu būdu reikia išpjauti kitą betoninį bloką, o jį montuojant tikrinti horizontalumą gulščiuko pagalba. Hermetikas toną Schornstein Kit tepamas storų sluoksnių vidinėje movos pusėje. Toliau ertmėje yra montuojami izoliaciniai dembliai. Trišakį kruopščiai įstatykite į movą. Hermetiko likučius nuvalykite su kempine. Sumontuokite kitą betoninį blokelį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tarp išsikišusios trišakio dalies viršutinio krašto ir apatinio betoninio blokelio krašto turi būti ne mažesnis kaip 3 cm tarpelis. Tvirtinimo detalių pagalba įstatykite priekinę plokštę. Tvirtinimo plokštės kiaurymė turi būti išcentruota ir idealiai suderinta su trišakio anga. Toliau analogiškai montuokite dūmtraukį iki reikiamo aukščio. Dūmtraukio sistemos viršutinė dalis gali būti montuojama tiek su betoninė, tiek ir su metaline ultra dengiamosiomis plokštėmis. Montuojant metalinę uždengiamąją plokštę, į paruoštas kiaurymės būtina įdėti 4 varžtus su guminėmis tarpinėmis ir veržlių pagalba prisukti dengiamąją plokštę. Jeigu reikia kiek patrumpinti paskutinį vamzdį, uždėkite konusinę dūmtraukio dalį ant dengiamosios plokštės ir išmatuokite atstumą nuo vidinės atraminės movos dalies iki konusinės dūmtraukio dalies viršaus bei pridėkite 3 cm. Sutrumpinkite vamzdį pagal atliktus išmatavimus ir orientuokite pjaunamąją dalį į movą. Sumontuokite paskutinį dūmtraukio elementą, panaudodami toną Schornstein Kit hermetiką. Pritvirtinkite konusinę dūmtraukio dalį ir patikrinkite jo horizontalumą. Montuojant betoninę dengiamąją plokštę, būtina sutrumpinti izoliacinį demblį tiek, kad nuo viršutinio betoninio blokelio viršaus iki demblio liktų 4 cm. Toliau montuojama metalinė izoliacinė plokštė su dūmtraukio anga. Betoninę dengiamąją plokštę pritvirtinkite cemento skiediniu. Silikoniniu hermetiku izoliuokite tarpą tarp betoninės dengiamosios ir metalinės izoliacinės plokščių.
Sutrumpinkite paskutinį dūmtraukio vamzdį analogiškai ultrametalinės dengiamosios plokštės montavimo atveju. Hermetiko pagalba sumontuokite paskutinį dūmtraukio vamzdį ir pritvirtinkite dūmtraukio konusinę dalį. Įdėkite valymo angai skirtą dangtelį. Prie betoninių blokelių prikalkite ar priverškite valymui skirtas dureles. Atkreipkite dėmesį, kad valymo angos dangtelis turi būti centre. Prakiškite žarną per oro traukai skirtas groteles, o jas pritvirtinkite iš karto po valymui skirtoms durelėms.